Pradžioje apie šias rungtynės, kokie įspūdžiai dabar lygų praktiškai yra, ar lietuviam pavyks vis tik laimėti? Visą laiką tikim, bet reikia, kad vaikinai tikėtų. Kol kas kroatai labiau tiki savo jėgom negu mūsiškai. Kokios šiaip, apskritai ši rinktinė, kokios problemos, sakykime, kodėl komandai nesiseka žaisti geriau, kaip jums atrodo? Sėkmė aš niekada netikiu ir čia ne nuo sėkmės priklauso. Ruošiasi, daro viską, ką gali, kažko trūksta. Nebuvau pasiruošime, nebuvau atrankoje, sunku pasakyti. Dabar matosi, kad aikšteliai trūksta vyram. Ar matote galbūt kažkokių tokių, galbūt ateities talentų, sakykime, žaidėjai, kurie galėtų ateityje nuveikti kažką? Kalbate apie Lietuvą? Apie Lietuvos rinktinę. Yra ir aukštų žaidėjų, ir mažų žaidėjų, tikrai yra talentų. Aišku, Šeškus yra ženklus ir ryškus lyderis šiuo metu, bet kiti vaikinai tikrai stebina ir manau, kad keletas jų tikrai gali kažką gero pasiekti. Kalbant apie patį čempionatą, ar viskas vyksta pagal planas? Aišku, ne viskas, nes niekada nebūna, kad 100% viskas vyktų, bet šiaip viskas daugmaž gerai, sakykime. Čempionate žaidžia amerikiečiai. Nepaslaptis, kad olimpinėse žaidynėse, tiek tarptautinėse turnyruose paprastai reikalauja kažkokių, sakykime, kartais išskirtinių sąlygų. Ar nėra čia šiame čempionate to? Ne, yra bendros taisyklės, kurias nustato FIBA, mes jas visas vykdom ir neklausom vienų ar kitų komandų noro. Tai būtų amerikiečiai ir tai būtų kanadiečiai ir australai. Čia, jeigu nusileisi vienam, tada ir kitiem reikės nusileisti. Visiems yra bendros taisyklės ir jie tą puikiai supranta ir jų nelaužo. Bet ar jie kažkokie, sakykime, kažkokių norų? Ir kažkokius norus reiškia? Yra tų norų, bet viskas yra suderinama. Kol kas kažko tai labai išskirtinio nebuvo. Tai noras vieniems susikeisti aikštelėm, kad sportuot pagrindiniai saliai, noras kažką tai daugiau padaryti su ledais ar, sakau, kažkokios smulkmenos. Bet visiems yra bendros taisyklės, visi jų laikosi ir nėra jokių niuansų. Kalbant apie susidomėjimą, sakykime, ar jaučiamas tas susidomėjimas iš užsienio žiniasklaidos, ar yra, sakykime, atvyksta agentų, trenerių? Yra agentų, yra skautų nemažai. Dauguma atvažiuos vis tiek finaliniam etapui. Šiuo momentu yra apie 10 jų atvažiavę, kiek teko matyti ir daugumą pažįstu. Bet žinau, kad finalų dar daugiau atvažiuos, nes yra užsiregistravusių. Tai iš jų jaučiasi, nes jie tikrai mato geriausius žaidėjus. Tai australų yra, kurie gali paverti NBA duris, to pačių amerikiečių, kroatų stipri rinktinė ir individualiai stiprų žaidėjai. Šiandien net kalbėjom, nustebino juos ir Egipto keli žaidėjai, kurie tikrai atrodo, kad turi potencialą. Kalbant apie susidomėjimą iš žiūrovo pusės, ar tikėjotės, kad susirinksis būtent tiek žmonių, sakykime, į salę? Nelabai daug, sakykime. Kažkaip tiek ir tikėjomės, kad bus 3000, tai yra optimalus skaičius, sakykime, tiek sekmadienį buvo apie 3000, tiek šiandien matom, kad yra panašus skaičius, tai tiek ir prognozavom, tiesą pasakius. Finalam, aišku, jeigu lietuviai patektų, būtų daugiau, bet ir taip, kad ir atvažiuotų amerikiečių, manau, bus panašus skaičius žmonių ateis pasižiūrėti finalinės rungtynės. Na ir turbūt neišvengiamas klausimas apie Lietuvos rinktinę vyrų nacionalinę. Ar stebėjot pasiruošimą, ar stebėjot rungtynės, kokį įspūdį palieka? Žinoma, stebėjom visas, kurios vyko Lietuvoje, kurios vyko Hjustone nepilnai, nes jau vyko pasiruošimas, įspūdis toksai, kad yra ką taisyti, bet reikia dabar galvoti apie rungtynės ir jas laimėti. Yra kaip yra. Ar stebėsit šiandien? Manau, kad įrašo. Nes rytoj ryte vis tiek reikia būti šviežiam ir šviežia galva ir dirbti toliau darbą šiandien. Supratau. Ačiū labai.